Lietuva nuo seno vadinama dainuojančia tauta. Daina lietuviui visada buvo daugiau nei pramoga. Ji lydėjo kasdienybėje, šventėse, bet ypač skausmo ir išbandymų metu. 20 amžiaus viduryje Lietuva išgyveno vieną sunkiausių laikotarpių savo istorijoje. Sovietų okupacija atnešė baimę, netektis, trėmimus ir mirtį. Tūkstančiai žmonių buvo ištremti į Sibirą, kiti pasirinko mišką, tapo partizanais. Jie paliko namus, šeimas, jaunystę. Jie žinojo, kad kova gali kainuoti gyvybę. Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos, o silkos, nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Miškas tapo jų prieglobsčiu ir mūšio lauku, bunkeriai namais, tamsa kasdienybė. Tačiau net ir ten, tarp medžių ir tylos, skambėjo daina. Traukė pamažu ir tylos aidas taip gražiai skambėjo, kurio klausytis buvo tai žavu. Partizanų dainos gimė iš ilgesio ir skausmo. Jos buvo dainuojamas tyliai, kad neišduotų slėptuvių. Kartais su ašaromis akyse. Kartais prieš pat žūtį. Tai buvo dainos apie motiną, apie mylimąją, apie tėvynę, apie Lietuvą, kurią jie tikėjo dar pamatys laisvę. Žūsiu tarpe brolių, tarp partizanų milžinų, tai tu motulę negirdėsi iš mano lūpų jau dainų. Daina tapo jų dvasiniu ginklu. Bolševikai užmokės, tegul savo saulę neša, jei Azijos gelmes. Kai kūnas buvo išsekęs, daina stiprino dvasią. Kai aplink buvo išdavystė ir baimė, daina primindavo, kad jie nėra vieni. Kai nebuvo leidžiama kalbėti tiesos, lietuviai dainavo. Sovietinė valdžia bandė užgniaužti ne tik pasipriešinimą, bet ir atmintį. Buvo draudžiama kalbėti apie partizanus, jų vardai buvo juodinami, jų kapai slepiami. Tačiau dainų ištrinti nepavyko. Jos keliavo iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, net tada, kai apie kovotojus buvo tylima. Jų dainos gyveno. Partizaninės dainos buvo pažadas. Pažadas nepasiduoti. Pažadas išlikti žmogumi, net nežmoniškomis sąlygomis. Pažadas, kad Lietuva bus laisva. Duris, jiems liūdna mergina, čia broliukai nuvargę, sušalę. Atidarė duris, jiems liūdna mergina, čia broliukai nuvargę, sušalę. Miškas tapo nebyliu liudininku. Medžiai girdėjo prisiekimus, maldas ir dainas. Jie matė jaunus žmones, kurie pasirinko laisvę vietoje saugumo. Jie saugojo jų žingsnių aidą ir tylų tikėjimą. Nors ir į laisvę kelią skynei, nežino nieks, kas tu buvai. Šiandien mes vaikštome tais pačiais miškais, laisvoje Lietuvoje.
Mes galime kalbėti garsiai, galime mokyti savo istorijos, galime dainuoti be baimės. Gal pavargai, kad taip saldžiai sapnuoji, bet poilsiui čia žemė per kieta. Tačiau laisvė nėra savaime suprantama. Ji buvo iškovota, kartais šūviais, kartais siūlių pasiryžimu, o kartais daina. Virko motina sena, sūnelį, tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva. Sūnelį, tėvynė. Partizanų dainos primena, kad net tada, kai atrodo, jog viskas prarasta, žmogaus dvasia gali likti laisva. Net jei burna užčiaupta, net jei kūnas įkalintas, vidinė laisvė gali skambėti. Mes partizanai virsi vyrą, mes viešpačiai miškų, ar dainos skamba švinas byra, visuomet mums ramu. Kol prisimename, tol jie gyvi, kol dainuojame jų dainas, tol gyva ir jų kova, kol saugome atmintį, to laisvė turi šaknis. Jis ne motina užspaudė, prie kapo neverkė sesuo, kovas laukuos patrankos gaujė, raudojo ūkanas ruduo. Daina miške buvo ne tik garsas, ji buvo pasipriešinimas, ji buvo tikėjimas, ji buvo Lietuva. Ar ne lietuviškai paukščiai čia suokia?